Juk tu sukūrei mano širdį, numezgei mane motinos įsčiose, šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas, tavo visi darbai nuostabus, aš tai gerai žinau. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai buvau slapta kuriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse. Tavo akys matė mane dar negimusi. Į tavo knygą buvo įrašytos visos man skirtos dienos, kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi. Martelė, ką tu čia nupiešiai? Čia aš esu, o čia yra mama. Mes esam lauke, tai saulė labai šildo. O tu dievulį myli? Myliu, labai myliu, nes kad tėtis labai geras, kad tėtis dievulis sukūrė tokį gerą tėtį, kad jis man nupirktų už mano pinigus. Šiaip tai jis man žaišla. Labai džiaugiuosi dėl dievulių, kad jis tokį padarė. Kaip tu galvoji, kur dievulis gyvena? Širdelėje mūsų. O iš kur tu žinai, kad širdelėje dievulis gyvena? Dėl to sužinojau, kad man dievulis pasakė, kad jis taip. Danguje pasakė, kad taip turi būti. Nes kitaip sakė dievulis, kad kitaip neišeis, jeigu neskris į širdelę mūsų. Tai jis man pasakė, aš iš jo sužinojau. O ką žmogus sukūrė, gal žinai? Dievas sukūrė žmogų, tai Dievas. O gal tu žinai, kas yra meilė? Kai myli, pavyzdžiui, kai draugas myli kitą. O kaip tau atrodo, koks yra tikras vyras? Kai turi raumenis. Kaip galvoji, Laurita, ar Dievas moka piešti? Aš manau, kad moka. O kaip jisai piešia, kaip tau atrodo, taip kaip žmonės, kaip mes piešia? Taip, nes jis irgi yra žmogus. O sakyk, tu tiki į Dievą? Tikiu. O ką reiškia tikėti į Dievą? Gal mylėti jį? Melstis? Ir viskas. O kaip jis tau padeda gyventi? Padeda, kai reikia kažką pagalbos, jis man padeda visada. Kai reikia kažką surasti, reikia tiesiog pasimelsti ir jis padės tau. O kas yra meilė, kaip tau atrodo? Meilė yra, kai tu myli labai žmogų ir kai jo netenki, taip
lik netenki dalelę savęs. Šventykloj sklaidos rūkas, aušrinė teka bus giedra, erelis sparnus jau skleidžia. Puoškim sesės galvas sodriais žiedais, artėja ilgai laukta šventė. Baltą stalą nutieskim, Jeruzalės dukros, meilės puodai. Į ją pakviesti, kurių širdys alksta ir trokšta. Sėdėsim širdim susiglaudę. Duoną ragausim, meilės duona iš viešpaties rankų, kad būti jame, kad būti jame, kad būti jame ir gyventi, kad būti jame, kad būti jame, kad būti jame ir gyventi. Tas ilgesys, tas didžiulis ilgesys kažko tikro, nemeluotų, nesuteptų. Tas ilgesys, kurio negali užpildyti nei vienas daiktas, nei žmogus, nei reiškinys. Tas ilgesys, kuris yra mūsų širdyje giliai, tik gal mes nedrįstam kartais prisipažinti. Ir dėkoju Dievui už tą ilgesį. Dėkoju Dievui už tą ilgesį, kuris pasėjo mūsų širdise. Ir dėkoju jam už meilės laiškus parašytus mums Biblijoje. Mano mylimasis, štai jis ateina šokinėdamas per kalnus, sparčiai bėgdamas kalvomis. Mano mylimasis, panašus į gazelę, o gal į jauną briedį. Štai jis stovi už mūsų sienos, žvelgia pro langą, bando įžiūrėti pro pinučius. Mano mylimasis man sako, kelkis, kelkis, mano meilė, mano gražioji, eikš. Juk žiema jau pasibaigė, lietus nurimo, nuščiuvo, gėlės žemėje pražydo ir purplelis burkuoja mūsų šalyje, vynmedžiai tvinsta maloniais kvapais. Figmedis nokina žalius vaisius. Kelkis, kelkis, mano meilė.
vardas, palieti kvepalai, tavo žodžiai, saldybė. Sodo šaltinis, gyvojo vandens versmė, tavo meilė, malonesnė negu vynas. Pasiimk mane, skubėkime, vesk karalių į savo kambarius. Mane jis įvedė į pokylio menę ir jo ženklas viršum mano galvos buvo meilė. Jo kairioji ranka man buvo pagalba, o dešinė jis mane apkabino. Kokia tu graži! Kokia tu graži, mano meilė, tavo meilė, malonesnė negu vynas, o tavo tepalai kvapnesni už visus kvepalus. Tavo burna, seseries sužadėtinė, laša medus. Pienas ir medus tau po liežuviu. O tavo rūbai kvepia Libano dvelksmu. Mano sužadėtinė, uždaras sodas, užantspauduotas šaltinis.
žinau, kai esi man tau, šventu kaip meilės darbai. Tu atleidai mums visas kaltes. Tu mokai džiaugtis ir gyvent. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė. Prieš 25 metus susituokėm, buvom gana jauni ir Dievas mus apdovanojo per šį visą laiką 8 vaikais. Ir mano vyras, kadangi buvęs jūreivis, jis mėgsta palyginti gyvenimą, mūsų šeimyninį gyvenimą su jūra. Ir jis sako, ačiū Dievui, kad turim tokį gerą kapitoną, tai yra mūsų viešpatį, kuris veda ir mūsų šitą šeimyninį laivą. Man šeimyninis gyvenimas taip pat primena tą maratono bėgimą. Ne sprintą, kur yra svarbu tik pati pradžia, bet maratono bėgimą, kur yra reikalinga ištvermė. Ir ta ištvermė mus lydi su Dievo pagalba. Aišku, susituokėm gana jauni ir prieš 25 metus prisiekę vienas kitam ir prieš Dievą, bet mes gavom mokymą tikrai gerą. Ir jį gavom iš mano močiutės, amžinatilsį pas viešpatį, aš ją vadindavau babytę. Per mūsų vestuvės jie atsistojo prie vestuvių stalo ir palinkėjo. Sako, vaikeliai, mylėkite vienas kitą ne todėl, kad esate gražūs, ne todėl, kad gal mokate skaniai valgyti, gaminti, ne už tai, kad kažką tokio gero ir gražaus duosite vienas kitam, bet mylėkite ir būkite ištikimi todėl, kad taip prisiekite vienas kitam prieš Dievą. Santuokinė meilė nėra vien grynas jausmas. Tai jausmai ateina, praeina, banguoja, bet kasdienybėje, kai tu turi priimti kitą kitokį, su jo trūkumais, su jo silpnybėm ir ydom, tai tas priėmimas kito kitokio ir yra ta būtent tikra meilė. Tikrai nesam tobula pora, tikrai turim trūkumų, silpnybių, ydų, kurios erzina vienas kitą ir nervina ir kartais ir susipykstam, ir susibaram, ir konfliktų. Ir iš tiesų charakteriai mūsų, tai, ką žino, patikėkit, yra visiškai skirtingi, jie nesutampa, bet būtent mes mokomės mylėti kasdien, nes meilė, tikra meilė, tai nėra jausmai, nėra tos bangos, tai yra, kai tu apsisprendi už tą kitą žmogų, tu įsipareigoji ir tas įsipareigojimas, ta nuostata, kad aš noriu daryti gerą jam. Ir tai kainuoja jėgų, tai kainuoja pastangų ir aš noriu, nors man labai sunku, bet noriu atleisti. Man kartais labai sunku, bet noriu priimti savo vyrą kitokį, jis mane kitokią. Labai sunku, bet noriu ir galiu kažko atsisakyti dėl kito, dėl šeimos, nes noriu mylėti labiau. Tikėjimas yra tas pamatas, kuris veža, ant kurio yra pastatyta mūsų šeima. Ir tikėjimas, kurį mes gavom santuokos sakramento metu, tą malonę, Dievo malonę, kurią mes gavome kaip dovaną. Iš tikrųjų, be tikėjimo tai jau senai tikriausiai būtume dėl menkų dalykų išsiskirstę, išsivaikščioję, nes tikėjimas padeda atlaikyti tuos išbandymus, iššūkius. Tai nereiškia, kad jų nebus, bet mums padeda atlaikyti, padeda priimti, dovanoti, tarnauti. Nors pradžioje iš tikrųjų, kai tik būdavo sužinom, kad jau laukiamės, to 3, 4, 5, 6, būdavo baisu. Pradžioje apima toks nerimas, kaip čia dabar bus, kaip toliau gyvensim, kaip į mus kiti pažiūrės ir vėl ką jie sakys. Ir kažkaip tais momentais
tikėjimas iš tikrųjų ir pasitikėjimas Dievu labai stiprina. Man iš vis užpūsdavo mintis tokios, o Dieve, tu ir vėl mums iškrėtei pokštą, jau galvojau, 5, 6 bus, jau užtenka, ir visi sakydavo, jau užtenka. Tais momentais iš tiesų tai Marija man būdavo tas pavyzdys, tas įkvėpimas, ta paguoda ir tas jos tebūnie mane drąsindavo toliau gyventi, nekreipiant dėmesio į aplinkinių kreivų žvilgsnius, galbūt šypsenas, panašiai. Tai būtent tikėjimas ir pasitikėjimas šeimoje yra tas tvirtas pamatas, tas stogas, apsauga. Ačiū Jums ir linkiu drąsos mylėti. Mylėkite, nebijokite. Ar mylėsi mane, kai pasensiu, kai šauks žemė priglausti žolė, kada kaulai pavargę po kelio, pailsėti norės pakeliai, kai blaškysis dvasia tarp pasaulio ir kai naktį pavirsiu paukščiu. Ar mylėsi mane, kai išeisiu tuo nežinomu niekam keliu? Ar mylėsi mane? Ar mylėsi mane? Ar mylėsi mane? Ar mylėsi mane? Susikūrėme ugnelę, tu senokai danguje, o vėjas tyliai meldėsi virš jūros, vėjas tyliai meldėsi virš jūros, o vėjas tyliai meldėsi virš jūros, vėjas tyliai meldėsi virš jūros. Smėlio aukštas, rasos briliantai, O vėjas tyliai meldėsi virš jūros, vėjas tyliai meldėsi virš jūros, o vėjas tyliai meldėsi virš jūros, vėjas tyliai meldėsi virš jūros. Išmaldos prašė, kasdien nereis, kartą keliais,
prisėdo šalia ir pasakoti, kad toje šalyje žinau, kad raupsuoti luošiai neregiai, prie jo prisilietę pasveiksta tenai. Žinau, tai Mesijas, jis Dievo sūnus, gelbėt atėjęs Izraelį ir mus. O žydintys sodai ir tekančios upės, ir saulės skysti, ir paukščių pulkai, Bartimiejau, aklas žmogau, kaip vis dėlto gaila, kad tu to nematai. Ta pro šalį ėjo minia, džiūgavo šaukė, tai dangaus dovana. Bartimiejus sukluso, ei, sakykit, kas tai? Priekyje Jėzus, ir jau nematai. O Bartimiejui net pašoko širdis, vėl užvirė kraujas, gerklėj kamuolys. O viduje viltis lyg ugnis, tikėjimo malda, Jėzau išgirs. Bet mokiniai draudė trukdyt, tai Dievas juk kalba, tylėk ir klausyk. O Bartimiejui visai nesvarbu, ką sako kiti, jis iš paskutinių. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs, prašau. Viešpats sustojo, nuščiuvo minia. Kieno čia tikėjimas šaukia mane, kieno šitas balsas, kieno ta viltis, atveskit jį čia, turiu išklausyti. Atvedę, viešpats klausė, sakyk, ko nori, kad duočiau, ką turiu padaryti. Nors per ašarų srautą Bartimiejui sunku žodį ištarti, jis iš paskutinių. Ateik mano naktį. Viešpaties pirštai palietė akis, nuaidėjo žodis, Bartimiejau matyk. Žydintys sodai ir tekančios upės, ir saulės skysti, ir paukščių pulkai. Visa ta grožybė tau, Bartimiejau, tu nebeaklas, dabar tu matai, prie karalių tėvo, šalia didelio miesto, liko apsiaustas iš žmonių krepšys. O žydintys sodai ir tekančios
Man yra labai džiugu, kad šiandien, kai mes švenčiame meilės šventę, meilės, kuri niekada nesibaigia, kad galiu būti štai šitoje nuostabioje scenoje. Labai, sakyčiau, nėra sunku kalbėti būtent jūsų akivaizdoje, Dievo akivaizdoje, nes aš turėjau malonę pažinti meilę ir galiu pasakyti, kad meilė turi formą. Meilė turi kvapą. Meilė turi skonį. Meilė turi alsavimą. Meilė turi svajonę. Meilė turi balsą. Ir meilė turi vardą. Ir meilės vardas, kuri niekada nesibaigia, yra Jėzus. Nenoriu labai daug užimti laiko, noriu paprasčiausiai tik tai pasidalinti gyvenimo liudimu, kaip aš tos meilės trokštu. O aš jas trokštu visą laiką, kiekvieną dieną, kai aš atsikeliu, kai gyvenu, kai atlieku savo pareigas arba turiu galimybę kam nors patarnauti. Aš visur ieškau meilės. Gal kartais pats to nežinodamas. Ir atsitiko taip, kad mane mylintis broliai Pakutovinuose, o ten toksai brolis Gediminas yra, sako, Pauliau, kada tu paskutinį kartą atostogavai? Sakau, Gediminai, aš atostogauju visą gyvenimą. Tu turi viską palikti, jokių daugiau meilės darbų kitiems, tu sako, dabar turi pats save mylėti ir turi pasidaryti savo atostogos. Sakau, ką nors pasimsiu, kokį nors kitą, reiškia brolį, ne, sako, tu važiuok vienas kur nors pailsėti. Nu kur? Ir sako, žinai kur? Važiuok į Šventą Žemę, į Jeruzalę. Ir žinokit, jau nusipirkau bilietus ir kai jau turiu kitą dieną jau išskrist, taip kažkaip netyčia teko įsijungti žinias ir žiūriu, rodo, Šventoje Žemėje vyksta kariniai veiksmai. Ten, kad duodasi su tais palestiniečiais, raketos, bombarduoja, tankai, lėktuvai. Oho, sakau, ačiū broli, pasiuntei mane. Bet man jau kiti broliai sako, bet tu palauk, tu pasiskambink ten kur tas lėktuvas atskris į tą Tel Avivą, nes, sako, tikriausiai dėl tų visų raketų, sako, tikriausiai skrydžiai nuimti. Sakau, palaukit, aš paskambinsiu broliam ten į Tel Avivą, paklausiu. Susuku, sakau, alio, čia Lietuva kalba. Sako, lapšiai, čia Tel Avivas kalba. Sakau, kaip ten pas jumis tie bombardavimai? Ar praskristi įmanoma? Sako, normaliai, čia nieko nėra. Drąsiai važiuok. Mane labiausiai traukia tokia viena evangelinė istorija, kada Jėzus po prisikėlimo, jisai keliauja kartu su savo mokiniais, kurie ėjo į Emausą. Ir mane ta istorija, jinai labai taip kažkaip, lietė ir aš galvoju, nuvažiuosiu tą Šventą Žemę, man niekas netrukdys, nebus tų piligrimų, kuriuos reikia lydėti vienas pats. Nueisiu tą Emausą pėsčias. Ir pasirodo, kad Emausas yra maždaug toks kaip Klaipėdos miestas visas, tokio reiškia dydžio, aptvertas tokia milžiniška tvora su kulkosvaidžiais, su spygliuotom galom ir aplinkui minų laukai. Ir kai aš įvažiavau pro tokius tunelius, įvežė mane į tą miestą, ten pilna žmonių. Ir kaip aš išsiaiškinu, man tas Siras broliukas sako, tu čia taip sako, tu taip neįsigas, sako, mes esam 2 broliai pranciškonai ir 42 000 musulmonų. Sakau, geras meniu. Ir žinokit, aš kažkaip pamačiau ten tokį vieną palestinietį vaikinuką, kuris darbavosi vienuolyne, pasikviečiau jį ir jam bandžiau tokią, jam kiek tai įmanoma suprantama kalba gestais ir angliškai paklausti, ar viskas gerai, jeigu aš išeičiau ir po Emauso miestą praeičiau, taip žinai. Sako, no problem. Tvarkoja, nueinu pas Gvardioną, sako, klausyk, palestinietis, musulmonas sako, no problem. Nu, žinai, sako, eik, bet sako, būk labai atsargus. Aš einu tuo keliu, per Emausą ir maždaug kokio pusvalandžių einu dar vieną tokį kvartalą ir man įeinant, toksai, žiūriu, tokia mašina, tokia apdaužyta truputėlį ir už tos mašinos iškeliu galvą toksai maždaug 18-19 metų vaikinukas palestinietis irgi man sako, Abuna,
ateik čia, Abuna tai reiškia broliu, ateik čia. Ateinu, aš galvoju, jis taip pasileikė už tas mašinas, dabar sakau, taip tikriausiai ištrauks ką nors ir, žinai, pils mane. Ir ištraukė 2 rankom laikydamas didžiulę kekę vynuogių. Šaltus. Jis nežinojo, kad mano silpnybė yra vynuogės. Ir jis man rodo, duoda tas vynuogės, sako, imk. Aš paimu, geras. Buvo karšta labai, aš atvalgau šaltas vynuogės. Sakau, šukran, thank you very much. Jau, žinai, jis man kažką rodo ten palestinietiškai, sakau, brother, Lithuania, I love Palestine. Ir, žinai, aš toliau nuėjau, mes atsisveikinom, man maždaug gal kokią porą minučių paėjus girdžiu, mašina greičiu, tokiu dideliu greičiu atvažiuoja, užlėkė man už priekę, dulkių toks debesis, atsidaro durelės, tas vaikinukas sako, sėsk į mašiną. Dar turiu tų vynuogių, sėdos į mašiną, sako, aš tau parodysiu, aš taip supratau, aš tau parodysiu, ką reikia pafotkint. Ir sustojo tokiam skersgatį, sako, čia dabar atvažiavam, išlipu ir taip žiūriu, tai pradėjo lyst tokių jaunuolių galvas, vaikinų tokių paaugliukų, žinai, iš visur. Ir ten rėko, ten muzika groja kažkur tai garsiai. Ir taip, žinai, jie mane pamatė su tuo abitu, jis sako, ten kažką arabiškai ten kalba, o aš sakau, hello, žinai. Jie paskui mane kviečia užeik, atėjau ten pasirodo jaunimo palestiniečių centras, tos kaip vaikų dienos centras. Užeinu, ten jie man, žinai, ten pamačiau, jie turi Brazilijos vėliavą, Palestinos vėliavą ir kai tik tuo momentu vyko futbolo čempionatas, Brazilai su kažkam lošė. Ir sužinau, kad palestiniečiai lošia už Brazilus. Sakau, Brazilus, viva Brazilija, aš irgi užjuosi. Žinot, reikia suktis iš padėties, kad čia savas. Suprantat, paskui mes ten tenisą partinę sulošim, nes jie patikrino, ar reakciją turiu gerą. Galiausiai man tie paaugliukai pradėjo nešti tokius gėrimus iš šaldytuvo. Mes, kaip sakant, apsikabinom, viva Palestina. Sakau, God bless you, žinai, ir jau išeidinėjau, dar manęs nenorėjo paleisti. Einu, skubėdamas, einu į patį miestą, paskui ten pilna ten žmonės. Ir žiūriu, mane žiūri taip, žinai, meiliai, aš taip labas. Ir galiausiai supratau, kad jau reikia suktis atgal, nes jau saulė pradėjo leistis ir žiūriu. Pačiam centre toks, kai žiedas yra, vaikinukas bananus pardavinėja. Sakau, kiek tie bananai, sako, 5 baksai. Viso dėžė. Galvoju, padarysiu siurprizą broliam, nors du, žinai, pranciškonai, bet prisivalgysim bananai iki valiai. Pasiėmiau aš tą dėžę, užsidėjau ant peties, buvau matęs filmą apie Schwarzeneggerį komandos. Nešuosi ir žinokit, vėl paėjau gal 100 metrų, mašina sustojo. Šabada, žinai. Kažką, rodo lipti mašiną. Ir buvau ten vaikų krūva, žinai. Aš sėdu su tais bananais, sako, kažką, kur važiuot, sakau, monasterį, Franciskas sako, nežinau kur, parodysi, kur sustoja. Nuvažiavo, žinai, išleido, thank you very much. Įėjau ir kai tik tai buvo besibaigianti diena, tuos visus bananus išdaliu ten, kur buvo darbininkai. Ir mano buvo toksai noras, visą dieną pravaikščiojau ir nesutikau aš to Jėzaus. Nesutikau to, apie kurį daug girdėjau. Ryte aukoju mišias ir ten tokį momentą, kai aš pasilenkiau ir kaip žinot, kunigai paima tą duoną ir sako, tai mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, darykite tai mano atminimui. Ir kai tą momentą ištariu tuos žodžius, taip kaip tam Bartimėjų akis, taip vaizdas atsivėrė. Pauliau, argi tu manęs nepažinai? Ir aš matau vaizdą, tie vaikai, kurie mane labai svetingai pasitiko. Matau tą vaizdą, vyras išeina, barzdotas, sako, užeik. Matau tą gydytoją, kuris vaišina mane arbata ir tom vandelėm. Matau tą jaunuolį, kuris pakyla iš tos mašinos ir duoda šaltas vynuogės. Tas jaunuolis, kuris mane veža. Tie vaikai dienos centre, kurie mane apdovanoja visokiais gėrimais. Tas vyriškis autoserviso, tas
tas juodadarbis, kuris mane vaišina šerbetų su ledukais, tas vaikiukas, kuris man tos bananus paduoda, tas vyras, kuris turėdamas pilną automobilių vaikų mane paveža ir man ašaras, kai davė per akis, aš jau turiu imti taurę ir negaliu. Sakau, wow, geras Viešpatie, tavęs nepažinau. Mano palinkėjimas jums, kad jūs patirtumėte tokį pat meilės nuotykį, savotiškai žaidėm slėpinių su meilė. Jis leidosi atpažįstamas netiesiogiai, kad nebūtų taip nuobodu. Atpažinti tame, kuris yra visiškai šalia. Linkiu, kad po šito nuostabaus vakaro, meilės puotos vakaro, jūs grįžę namo, pabandytumėt atpažinti savo sutuoktinėje, savo vaike, savo tėvui ir motinui, savo netgi bjauriam kaimynė Jėzus veidą. Tai ir bus. Jūs patyrėte meilę, kuri niekada nesibaigia. Amen. Būkit palaiminti. Šlovinkite Viešpatį jo šventykloje. Šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje. Šlovinkite jį už jo didžius darbus. Šlovinkite jį dėl jo iškilios didybės. Šlovinkite jį ragų gaudesiu. Šlovinkite jį arfą ir lyrą. Šlovinkite jį būgnelio žvangučiais ir šokiu. Šlovinkite jį stygomis ir trimitais. Šlovinkite jį skambančiais cimbolais. Šlovinkite jį žvangančiais cimbolais. Visi, kas gyvas, šlovinkite Viešpatį.